yra kelios žmonių grupės, kuriuoms geriau būtų kavos ar tai kofeino vengti. Na tai žinoma, kofeinui jautrūs žmonės, nes yra tam tikra žmonių grupė, kurie dėl genetinių ypatumų sunkiau skaido kofeiną. Sergantys arterinė hipertenzija, tai yra žmonės, kurių kraujospūdis prieš tai jau yra aukštesnis, nes kava, kaip žinom, dar labiau gali kelti kraujospūdį. Žmonės su jautria šlapimo pūsle, nes irgi daug kas yra pastebėję, kad išgerus kavos labiau nori sušlapinti. Žmonės jaučiantys nerimą ar sergantys psichikos ligomis, nes irgi žmonės pastebi, kad kava kai kam kelia nerimą. Na, žinoma, turintys miego sutrikimų, turintys virškinimo trakto problemų, tokių kaip rėmų ar dirgliosios žarnos sindromas, žinoma, nėščiosios planuojančios pastoti arba maitinančios krūtimi, vartojančios vaistus, kurie gali sąveikauti su kofeinu, tai yra stimuliatoriai, ir kai kurie vaistai skirti gydyti cukrinį diabetą, bei žmonės su didelė kaulų lūžių rizika, nes kofeinas gali šiek tiek bloginti kalcio absorpciją.